Tai šiandien mes susitikom pasikalbėti apie naują Lietuvoje prasidėjusią iniciatyvą Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą, kurios ženklas yra žvelk giliau. Ir pirmajame tinklalaidės epizode aš kalbinu Miglę, Psichikos sveikatos ambasadorę Šiauliuose. Ir norėčiau, kad pirmiausia pasakytum, ką šiaip veiki gyvenime, kas esi. Sveika, Asta. Aš šiaip gyvenime pagal išsilavinimą esu psichologė, pagal savo veiklas esu turinio kūrėja, tekstų rašytoja ir dar esu mama. Bet tai, kad esi ambasadorė, tai reiškia, kad turėjai arba turi psichikos sveikatos sunkumų patirtį ar sutrikimų patirtį, kurią daliniesi, ne? Nes psichikos sveikatos ambasadoriai tai yra žmonės, besiburiantis į bendruomenę tokią Lietuvoje, ne, kurie dalinasi psichikos sveikatos sunkumų patirtimi, siekiant pakeisti neigiamas, neteisingas, klaidingas visuomenės nuostatas ir psichikos sveikatos sunkumų patiriančių žmonės. Iniciatyva yra apie tai, kad daryti visuomenę tolerantiškesnę psichikos sveikatos sunkumų patiriančių žmonių atžvilgiu, ar ne, ir mažiau juos diskriminuoti. Tai kodėl tu tapai ambasadorė? Kaip tu tapai, tai pasakyčiau. Kaip aš tapau, tai aš norėčiau pradėti nuo truputį toliau pasakot, kodėl man tai buvo aktualu tapti ambasadorė. Todėl, kad aš dar studijuodama universitete, kas buvo daugiau negu prieš 10 metų, aš susidūriau su nerimo sutrikimo simptomais. Ir pirmiausia, kai aš susidūriau su tuo, aš galvojau, kad aš sergu kažkokia fizinė liga, kad man yra kažkoks fizinis sutrikimas, nes man trūkdavo oro, tiesiog silpnumas apimdavo. Ir aš išsityriau sveikatą, praėjau pro visus gydytojus, pasidariau visus įmanomus sveikatos tyrimus ir man galiausiai pasakė, kad aš fiziškai esu visiškai sveika. Ir tuo metu, nepaisant to, kad aš mokiausi psichologiją, buvau antram kurse, bet mes dar tuo metu nekalbėjom apie nerimo sutrikimą ar panašius dalykus. Tai tiesiog aš taip ir likau tokia kaip ant ledo su savo diagnozę, kad fiziškai aš esu sveika ir kad man tiesiog mane pasakė, kad jums vertėtų apsilankyti pas psichologą. Kas yra ironiška, nes aš pati tam mokiausi, bet aš tuo metu pas psichologą neapsilankiau. Kodėl? Nes tiesiog kažkaip neradau laiko ir man tas mano sutrikimas nekėlė tokių didelių problemų, kad aš tiesiog eičiau ieškoti pagalbos iš šalies. Aš nustūmiau, palikau viską ir taip ir liko. Ir mano sutrikimas jisai nesitęsdavo nuolat, bet tiesiog kažkokiais sunkesniais gyvenimo periodais užeidavo palaimėjimai, o kai būdavo viskas geriau, tai tada viskas geriau ir būdavo. Ir aš ilgai apie tai niekam ir nesakiau, net apie savo nerimo sutrikimą, ir tik vėliau pradėjau apie tai kalbėti. Ir kai pradėjau apie tai kalbėti su savo artimaisiais, kai pradėjau kalbėti savo socialiniuose tinkluose, tada atradau šitą galimybę būti ambasadorė ir pagalvojau, o kodėl neišėjus dar ir gyvai su žmonėm pakalbėti ir tiesiog papasakoti jiems savo patirtį. Ir parodyti, kad tai nėra kažkokia siaubinga diagnozė ar kažkas tokio, arba tabu tema, ir kad galima gyventi pilnavertį gyvenimą, net ir jaučiant kartais nerimą. Supratau, tai iš tiesų tu iš principo jau sakai, kad dalinaisi savo patirtimis su socialiniuose tinkluose, tai galima sakyti, kad tu jau buvai ambasadorė iki šitos žvelk giliau iniciatyvos, ar ne, tik tai, kad dabar atėjai po šitą vėliavą. Ir dar supratau, kad tavo sutrikimas, kaip tu įvardėjai, jis nebuvo iš principo diagnozuotas, ar ne? Jis ir nebuvo, nes aš niekada nenuėjau. Bet pagal visus simptomus ir pagal jų eigą ir panašiai, tai tu gali dabar vertinti, kad tai yra, ar buvo psichikos sveikatos jau diagnozės vertos tavo sunkumas, ar ne? Aš neabejoju, kad jeigu aš būčiau nuėjus sumesniais periodais, aš tikrai būčiau gavusi tą diagnozę, nes man ir panikos etapas buvo, jos būdavo kartais ir dažnos ir tikrai stiprios, ir aš esu ir greitąją pagalbą kvietusis. Kai mane ištiko pirma panikos ataka, aš galvojau, kad man širdies smūgis yra išmiršta, nes aš nebuvau su tuo niekada susidūrus ir tiesiog nežinau, ką daryti. Bet vėlgi, kai aš išsikviečiau greitąją pagalbą, man suleido raminamųjų, bet niekas nepasakė, kaip gyventi paskui rytoj arba kitą kartą, kai atsitiks kažkas panašaus. Žinoma, aš sutinku, kad
dabar, kai žiūriu atgal, aš tikrai eičiau ieškoti pagalbos, nes tiesiog taip yra paprasčiau, galima greičiau rasti tinkamus būdus, tinkamus įrankius, tiesesnį kelią. Kita vertus, vis dėlto aš turėjau pati šiokių tokių žinių, nes ir mano profesija man leido šiek tiek pasižiūrėti visą tai kitų kampų. Suprasti, ne, tuos dalykus, kas vyksta ir gal kažkokių tai rasti būdų, kaip spręsti tą situaciją, nes iš principo vis tiek tu turi spręsti ją pati. Be abejo. Tai dar ką girdžiu dabar, kad esi batsiuvys be batų iš principo, ne? Ir ką norėtumėm pasakyti iš šitos iniciatyvos perspektyvos pusės, ar ne, kai kalbam apie nuostatas, apie žmonių įsitikinimus kažkokius, ar ne, kad turim tyrimą atliktą Lietuvoje 2022 metais, ar ne, ir jis kalba apie, yra rezultatai apie tam tikras nuostatas žmonių. Tai viena iš tokių stigminių nuostatų, kad psichikos sveikatos sunkumai arba sutrikimai, kažkam labiau yra būdinga jais susirgti, ar ne, tai greičiausiai man tai neatsitiks, ar ne, arba mano šeimoje to nėra ir man tai neatsitiks, bet turbūt tavo pavyzdys labai gerai parodo, ar ne, kad psichikos sveikatos sunkumai arba sutrikimai gali atsitikti bet kam. Ir dar iš tyrimo turiu tokį rezultatą, kad vienam iš 10 Lietuvos gyventojų buvo diagnozuotas psichikos sveikatos sutrikimas. Tai kas 10 yra buvęs diagnozuotas kažkoks tai sutrikimas, tai tu į šitą statistiką neįeini. Tai reiškia, yra dar daugybė žmonių, kurie lygiai taip pat kaip tu kažkaip kapstėsi arba kapstusi patys ir nesikreipia tos pagalbos, ar ne? Tai tavo atveju galima sakyti, kad tu pasigliovei savo kaip tą psichologinį išsilavinimą turinčio žmogaus kažkokiais gebėjimais, ar ne? Kiti žmonės galimai turi kažkokių tai nuostatų, baimių kreiptis pagalbos, ar ne? Greičiausiai apie tai. Tu dabar kaip kalbėsi, turbūt susiduri, ar ne? Nes psichikos sveikatos ambasadoriai, jie eina kalbėti su žmonėmis apie jų nuostatas ir su kokiamis tomis nuostatomis tau tenka susidurti. Didžiausia nuostata yra ta, kad įrašys įrašiuką ir tada tas žmogus jau niekada nebegalės teisų gauti, darbo susirasti ar kažką panašiai. Žmogus pirmiausia pats savo užsideda tą tokią štampą, kad aš esu toks ir viskas. Jis pats savęs stigmatizuoja, taip nuvertina. Taip, nes iš tikrųjų, kiek aš pažįstu žmonių, kurie turi psichikos sveikatos sunkumų, mes net nebūtinai turim kalbėti apie sutrikimus. Mes galim kalbėti apie sunkumus, tokius kaip nemiga, perdegimas ir panašus nerimo kažkokie epizodai, nebūtinai turi būti sunkus nerimo sutrikimas, bet apskritai nerimo epizodai. Kažkoks laikinas, panikos atakos, kaip atrodo žmonėm, kad panikos ataka iš niekur atsiranda, bet jie nepastebi to, kad pas juos dėjasi, kapsėjo po lašelį ir tada tik atsirado. Tai grįžtant prie klausimo, kad žmogus pats dažnai savo užsideda tą, kad jeigu aš patiriu kažkokį tai sunkumą, ir jeigu man diagnozuos tą sunkumą, tai aš jau būsiu nepilnavertis visuomenės narys ir nebegalėsiu daugiau gyventi pilnavertiško gyvenimo. Bet iš tikrųjų taip nėra. Tai kaip tik rūpinti savo psichinę sveikatą, užsiimti jos higieną yra labai sveikintina ir aš netgi visiems rekomenduočiau tą daryti. Ir nepaisant to, kad aš dabar jau nebeturiu nerimo, sakykime, simptomų, man ir panikos atakų nebebūna, bet būtent dabar aš galvoju, kad vis dėlto gal ir man reikėtų rasti laiko nueiti pas psichologą tam, kad aš užsiimčiau higieną savo minčių. Taip, tokia kaip profilaktika, ne kažkokia tai, kad tau. Tai, puikus tavo sprendimai tokie. Ir dar tada papasako, kaip tau, kokių tu būdų radai, kaip tu tvarkaisi su savo sunkumais arba su tais simptomais, kurie pasireiškia, ir kas tau padeda ir kas tau trukdo tai gerai emociniai savijautai. Aš kai supratau, kad aš nebegaliu taip gyventi, kaip gyvenu iki šiol, tas buvo maždaug prieš 2,5 metų, kai mane kankindavo panikos atakos, aš tiesiog nusprendžiau. Pirmiausia, viskas manęs kartais klausia žmonės, nuo ko pradėjau keisti savo gyvenimą. Tai aš pradėjau keisti nuo sprendimo, savo įsivardindama sprendimą, kad dabar aš padarysiu viską, ką reikės, kad mano gyvenimas pasidarytų šiek tiek kitoks, kokybiškesnis. Ir kiekvienam žmogui gali tai būti šiek tiek skirtingi niuansai, bet tikrai visiems reikia susitvarkyti miego režimą, tai yra vienareikšmiškai. Tau tai padėjo? Man tai padėjo, bet ir moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad
tikrai miegas mūsų gyvenime, ne veltui mes trečdalį gyvenimo pramiegam ir tikrai tai yra būtina gerai savijautai. Fizinis aktyvumas, taip pat tai nebūtinai kažkoks plušėjimas sporto salėje, bet gali būti išėjimas pasivaikščioti be telefono, be vaikų, be kažkokių pašalinių trikdžių, tiesiog pabūti gamtoj, užsiimti kažkokią mėgiamą fizinę veiklą. Tada apsižiūrėti aplink save, kokie yra santykiai su žmonėmis, kokioje aplinkoje aš esu, kokie žmonės supa, nes jeigu yra daug tokių situacijų, kai kažkokie nelabai geri santykiai, dabar madinga sakyti toksiniai santykiai, bet tiesiog pat atkreipti dėmesį, galbūt tikrai yra situacijų, kurios sukelia, pastiprina nerimą ir stresą ir visą kitą, pasižiūrėti, kaip su santykiais klostosi. Yra visi tie metodai, niekas nėra stebuklingo kažkokio tai dalyko, aš taikau ir tuos metodus aš taip pat irgi nesusapnavau, ne iš kažkur ištraukau, bet tai yra moksliškai pagrįsti dalykai, kurie padeda. Ir tikrai ta pati meditacija, pavyzdžiui, jinai turi tokį patį poveikį, gali turėti tokį patį poveikį kaip antidepresiniai vaistai. Tai yra moksliškai ištirta ir įrodyta. Taip pat dėl nepabandžius, nes blogiau nuo to nebus. Tai bet aš šitus visus dalykus po truputį savo gyvenime ir įvedžiau. Tai žodžiu, iš esmės tai yra pripažinimas savo, kad tu turi sunkumų, ar ne? Savo įsivardinimas. Tai ne bandymas kažkokie kišti galvą po smėliu ir jeigu aš nesakysiu, tai arba negalvosiu, taip ir nebus. Arba jeigu man neparašė diagnozės, kad sutrikimo nėra, ar ne? Nes tai, kad tau nėra nustatyta liga, sutrikimas, kitaip tariant, arba kažkokia neįvardyta diagnozė, tai nereiškia, kad tau nėra bėdos, problemos, ar ne, nes ką tu ir minėjai, kai tau pradeda trukdyti gyventi, ar ne, nes ta psichikos sveikatos gerovė vadinama, ar ne, jinai yra apie tai, kad tu gerai, tu jautiesi gyvenantis pilnavertišką gyvenimą, tu lengvai mezgi santykius, tu gali kokybiškai leisti laiką, dirbti, ilsėtis. Taip, atsibundi ir negalvoji, kad o Dieve, dabar vėl į tą darbą ir panašiai. Tai viskas yra psichikos sveikatos gerovė. Tai mes nekalbam apie ligą arba jos nebuvimą, ar ne? Ir dar labai, kas taip fiksuoju, ką tu kalbi, apie aplinką ir apie jos labai didelę tokią įtaką ir kaip ta aplinka, jos palaikymas kiek svarbus, ar ne? Nes tu minėjai, kad tu ir nesakei ilgą laiką kažkaip ir pati jau savo buvai įsivardijus tam tikrus dalykus, bet apie juos tarsi garsiai nešnekėjai net su artimiausiais žmonėm. Kas čia per mechanizmas? Čia buvo tas mechanizmas, kad aš tiesiog galvau, kad aš esu pati pakankamai stipri, kad aš su tais savo sunkumais susitvarkyčiau ir ką man užmesti kažką man dar papildomai savo tą sunkumą, nes aš tiesiog nenorėjau būti artimiem žmonėm našta ir tai iš tikrųjų yra gana didelė klaida, klaida nesakyti žmonėm. Aš suprantu, kad ne visų artimieji gali būti tie palaikantys žmonės. Bet tada ypatingai svarbu yra rasti, sakykime, specialistą, kuris suprastų ir palaikytų. Man iš dalies pasisekė, kad, kaip pasisekė mano vyras irgi psichologas, tai artimieji kiti žmonės labai palaikantis ir suprantantis. Tavo socialinis burbulas yra dėkingas. Labai dėkingas. Būti kažkokios prastos psichinės sveikatos būklės, ar ne? Žodžiu, gauni tą palaikymą. Aš gaunu palaikymą ir kai aš pasakiau, kad man yra sunku, tai kai peržengiau tą vidinę stigmą, tai neblogiau pasidarė. Visiems iš tikrųjų geriau. Nes iš tikrųjų, jeigu tu apie tai nekalbi, tai ir neįmanoma sulaukti kažkokios pagalbos, ar ne? Nes aš taigi nežinau, tai reikia žvelgti giliau, reikia labai būti išvalgiam, permatyti, ar ne? Nes kartais žmonės labai maskuoja, tu ar ne, kurį laiką bandėjai tvarkytis pati ir kaip tikėdamasi, kad kažkaip išspręsiu, nes aš pakankamai žinių turiu ir išsilavinimas man tai leidžia ir išprusimas bendras ir panašiai. Bet reiškia vis tiek tas kalbėjimas atviras, jisai yra vienas iš pagalbos, tai yra kaip tiltas, ar ne, toksai ir rasti kažkokį palaikymą ir sulaukti pagalbos ir kreiptis pagalbos, galbūt į specialistus, jeigu tikrai situacija yra tokia pakankamai darosi sudėtinga. Tai ar, kaip suprantu, pati tu labiau susidūrei su ta vidinė savo tokia nuostata neigiama, ar ne, kuri tau iš esmės užvilkino tą pagalbos, kitaip tariant, tą sveikimo kelią prailgino šiek tiek, ar ne? Ar tau yra tekę dar susidurti galbūt netiesiogiai savo atžvilgiu su tom nuostatom, bet gal dar kažkokiuose situacijose, ką tu galėtum įvardinti kaip tokias klaidingas žmonių nuostatas psichikos sveikatos atžvilgiu?
kažkokiais. Labai ką pastebiu ne iš savo patirties, bet apskritai, kad yra toks momentas, kad jeigu žmogus prisipažįsta apie kažkokius sunkumus, patiria kažkokius sunkumus, tai aplinka nebežino staiga, kaip su tuo žmogumi elgtis. Ir pradeda tas žmogus tarytum stiklinis pasidaro, bijo priliest kažkaip pasakyti, kažką užgauti, kad tas Nors iki tol bendravo viskas buvo gerai, bet tai žmonės, kurie ilgai gyvena su kažkokiais psichikos sveikatos sunkumais, tai jie yra tam tikrą prasme užsigrūdinę ir nėra taip, kad kiekvienas aplinkos žodis kažkaip žeistų ar skaudintų labai ar kažką. Lygiai taip pat žmogų, kuris neturi psichikos sveikatos sunkumo, aplinka gali netyčia įžeisti ir skaudinti. Tai vėlgi. Tai va tas va būtent momentas, kad nereikia kažkaip stebuklingai ar ypatingai bandyti bendrauti, žodžių rinktis ir bijot pasakyti kažką, tai kartais tikrai reikia ir būna situacijų, kai reikia ir tvirtai pasakyti. Nereikia tiesiog žmogaus kažkaip laikyti tokiu stikliniu dušu. Žodžiu, nereikėtų diskriminuoti. Tu susiduri su tokiam situacijom, kai žmonės tarsi jie vertinami pagal jų sveikatos kažkokią būklę arba sutrikimą. Reiškia, jeigu kol žmogus nežino apie jo sveikatos sutrikimą, tol jisai bendrauja vienaip ir staiga, kai apsišviečia, kitaip tariant, tas žmogus ar ne, jisai kažkaip apsiverčia tas bendravimas. Arba kažkokį. Ir tai iš tikrųjų labai nepadeda tam žmogui, ar ne, patirčiam sveikatos sunkumą, nes staiga jį pradeda kažkaip tai kitaip su juo elgtis, kažkaip tarsi jisai būtų ne žmogus, arba ne toks žmogus, arba ne toks pats žmogus, jį išskiria. Kažkaip, tai yra diskriminacinis elgesys, ne su kuo mes kitą kartą susiduriam. Taip, ir jisai gali būti netgi nesąmoningas tas diskriminacinis elgesys. Žmonės tikrai dažniausiai nenori nieko blogo, jiems tiesiog netyčia taip išeina. Dėl nežinojimo. Dėl nežinojimo, dėl turimų kažkokių tai nuostatų. Gal jie pirmą kartą susidūrė su tokiu žmogum. Aišku, ko mes esame žmonės ir ko mes nežinom, ko mes nesuprantam, mes jaučiam baimę, nerimą, nežinom, ką daryti tokia situacija. Ir jeigu pirmą kartą žmogus susidūrė su psichikos sveikatos sunkumu turinčiu žmogumi, natūralu, kad jam kyla klausimai, kyla nežinojimas. Ko mes truputėlį baimės. Bet štai aš matau labai didelę prasmę šitoje iniciatyvoje, nes mes galim žmonėm pasakoti, kad taigi mes visi esame žmonės ir tai psichikos sveikatos sunkumas yra tik viena iš tų etikečių, kurių mes ant savęs užsiklijuojam šalia mama, buhalterė, dar kažkas. Žodžiu, nereikėtų spręsti apie žmogų iš jo diagnozės. Žmogus tai nėra jo diagnozė, ne? Jokiais būdais. Tai žmogus yra daugialypis visą laiką ir tai, kad aš šiandieną gyvenu šiek tiek sunkiau, nereiškia, kad aš ir rytoj taip pat sunkiai gyvensiu, nereiškia, kad mane reikia išskirti. Tai nėra beviltiška situacija. Ir tai yra tik vienas iš mano aspektų, mano kaip Miglės, mano kaip. Tai yra tik viena tavo kažkoks vienas atspalvis. Taip. Ir jinai tuo labiau, kad tas atspalvis galbūt kažkurioje aplinkoje pasireiškia, kitoje aplinkoje gal jo visai nesimatys. Tai nereikia užklijuoti tokio etiketės didelės. Tai labai ačiū tau, kad tu daliniesi savo patirtimi. Labai tikiuosi, kad ir žinau, reikia susitikinus, kad paliečia tą tavo istoriją kažkieno širdį, gal atliepia kažkokį, tai gal randa labai panašumų su savo istorija. Gal tai yra toks postumis ar ne toks kažkoks tai paskatinimas žmogui išdrįsti garsiai apie tai kalbėti, ieškoti, rasti pagalbos, nes tos pagalbos būdų yra ir tu pati kažkaip tai susitvarkėjai, aišku, ieškoti palaikančios aplinkos ir mažinti tas neigiamas nuostatas, visų pirma savo vidinės nuostatas, ar ne, per kurias mes turime pirmiausiai perlipti, kad galėtumėm su kitom tam nuostatom kažkaip tai susigrumti. Ir kitose epizoduose mes kalbinsime kitus psichikos sveikatos iniciatyvos ambasadorius, kurie irgi dalinasi savo unikaliomis istorijomis. Ačiū tau. Ačiū už pokalbį. Tai aš esu psichikos sveikatos iniciatyvos koordinatorė Šiauliuose ir šiandien kalbinau psichikos sveikatos ambasadorę Miglę.